Pasirodo, kad Labubu baibokų figūrėlės galima pasigaminti ir namie. Tad štai antra dalis. Biški netaip turėjai ant folijos tą veidą daryti. Ups. Mano Labubu veidas nuo praeitų kartų yra vis dar prikliuotas prie stalo. Tiek, bet jeigu nepavyks, kaltinsiu jūs. Nepavyko. Jūs neįsivaizduosit, bet man pavyko. Ar vis dar baisiai atrodo? Žiauriai. Jis dabar net nebesišypso, jis tiesiog yra... Aš nežinau, ar Labubu turėtų būti tokie raukšlėti. Eisime įdėti į šiltą vandenį. Ištraukiu. Vėl tokios akys įsprogusios, ar taip turi būti? Nupjaunam. Prašau pasakyti, kad atrodo žmogiškai. Ir didelius dantis padariau. Taisom savo klaidas ir štai kaip gaunasi. Pasižiūrėkit prieš ir po. Kabulėjų ne valandom, bet sekundžių. Prašau kepti pusę valandos, bandom trupiau. Aš tiesiog tikiuosi nesudeginti namų. Ir štai, šnozį pamiršau. Dabar einam dažyti. Vau, kaip gražiai atrodo. Techniškai, baitinga prie rožinės. Man reikia baltos akims. Neturiu baltos spalvos. Paliksim kitai dienai baltos spalvos. Žinot ką? Neturiu jos. Reikės kirpti pirštinę. Tai bairis pūkai tiesiog po visur prasklinda. Taip ir turbūt ir bus. Jie čia skrenda, jūs nepadėsite, ant kiek čia skrenda tiek pūkai. Pažiūrėkite tos pūkos. Tiesiog visur. Tik prisiklijavo mano ranką pala. Viskas, priklijavau. Tikiuosi, kad nestalo. Visai gaunasi, hebra. Kiek čia pūkų daug. Į nosties. Dėlį, žiūrėkit, tik tai sutrūksta, nu ir kūną, nu ir akių nupieštų. Pirmieji rezultatą pamatys mano Instagram'e knyguolis. Ar norite trečios dalies?